nieko naujo aš jums taip pat nepapasakosiu, kai jūs klausat manęs, pagal ką jūs atrenkat Kristijonui knygas. Regis yra tam tikri gyvenimo etapai, dar kitaip vadinami vaiko raidos etapais. Ir tikrai mamos ir tėčiai puikiausiai pajunta tas akimirkas, kada jau kokią knygą į lovą vakare atsinešti reikia. Aš dėja stebuklingo recepto, ką daryti, kad vaikai skaitytų, neturiu. Tiesiog šventai tikiu taisyklę, kad vaikai daro tai, ką darome mes. Jie yra dėja, kad ir kaip banaliai beskambėtų mūsų atspindys. Ir jeigu mamos ir tėčiai skaitys knygas patys, absoliučiai 100% esu tikra. Gerai, gal čia jau perdėjau, ar ne? Bet esu tikrai didelė procentų dalim tikra, kad knygas norės rankas imti ir vaikai. Dar turbūt svarbu pasakyti, kad bent jau aš, kai man buvo 3 ar 4, tiek galimybių tikrai neturėjau. Mano sūnus turi tokių knygų, kad jos turbūt atstoja praktiškai net kiečiausius pasaulio žaislus. Tai jeigu neišeina karts nuo karto, dažniau ar rečiau parodyti asmeninį pavyzdį, kaip tos knygos yra skaitomos ir kaip jos atrodo, visai bandyčiau įtraukti į vaiko rutiną tų leidinių, kurie tikrai ir groja, ir 3D išsilanksto, ir verčia vaikus pasukti makaulę ir atidaryti kokius nors slaptas durytes ir stalčiukus ir pamatyti kokį nors slaptų personažų. Tai, žinot, nuo šnekų nieks nepasikeis, reikia tiesiog imti ir bandyti. Čia yra knygų stirtelė, kurią aš surinkau iš Kristijono knygų lentynos. Turbūt iškart suprasit, kai tik tai pradėsiu rodyti, kad čia ne koks nors jau teatriukas, kad tas Kristijonas knygas skaito, nes jos yra skaitomos tikrai labai aktyviai ir netgi kartais labai audringai, kaip galit matyti. Truputėlį pabandžiau susidėlioti pagal žanrus, kai kurios iš jų jau šiek tiek primirštos, nes kaip ir minėjau, Kristijonas yra kitam etape. Ir jau ieško tokios gal labiau emocijas ugdančios ar kažkokių tai tiesiog tokių vertybinių pamokų suteikiančios literatūros. Bet viena iš jo mylimiausių knygų, kai tik tai norėjosi jas imti į rankas, yra garsinė knygelė Miško garsai. Šita mūsų knygelė, kaip jau jums pademonstravau, atsidūrė jo rankose tam etape, kai norėjosi patikrinti, ar knygos plyšta. Kažkaip nesužiūrėjom, o ji beje ir buvo vartoma taip aktyviai, kad turbūt jau niekam mes jos neperleistumėm. Juoba, kad jinai ir išgrota tiek, kad... dar truputį skamba. Tai matyt, reikėtų pakeisti baterijas ir viskas su ją būtų gerai. Bet man šita knyga, aš pamenu, lygiai taip pat kaip ir Kristijonui patiko, dėl to, kad aišku, kad jinai pasakoja apie tai, kur mūsų visų šaknis yra. Apie gyvūnus miške, gyvūnus ir paukščius. O čia gaunasi praktiškai miško terapija. Paklausyti, kaip genys tuksena į kamieną, kaip voverės gilės renka, kaip lapė geria iš upelio, kaip ūdras smagiai sau turškėsi ir taip toliau ir panašiai. Aišku, yra visokiausių, ką aš jau jums užsiminiau, slaptų langelių ir skylučių ir iškirpimų ir visokių kitokių dalykų, kur labai maga pirštukus įkišti ir paskui jau paspausti tą mygtuką, kuris iškviečia visokias gegutės, briedžius, lapes ir ūdras. Tai buvo viena mėgstamiausių Kristijono garsinių knygelių. Kai jau jis truputėlį ūgtelėjo, tada mūsų gyvenime atsirado Pakas. Ir Pakas jau čia buvo irgi tėvelio ir mamytės mėgstama knyga, vien dėl to, kad tai yra visiškai rock'n'rollinė knyga, pasakojanti apie Paką, kuris subūrė grupę ir ta grupė, aišku, groja normalų roką, o ne kokį nors čia, suprantat, mažiems vaikučiams skirtą muzikėlę. Tai šita knyga yra versta į lietuvių kalbą, tai dėl to turbūt iš karto sužavi ir teksto elegancija, ir iliustracijos, ir pati istorija, nes tiesiog įtraukia ir kartu su Paku skatina atrasti įvairiausius roko muzikos garsus. Ką mes vis dar iš garsinių knygelių prieš miegą vis pasiemam, tai Nekutenk meškos. Ir kas man yra žiauriai juokinga, tai turbūt irgi labai viskas paprasta, nereikia daug pasakoti apie šitą knygą, nes čia yra keletas gyvūnų, kurie juos pagloščius arba pakutenus, čia vilkas, pakutenus skleidžia garsus. Tai man labai juokinga, kad mūsų vaikas iš šitos knygos išmoko riaumoti kaip meška, tik tai garsą decibelus padidino maždaug 100 milijonų trilijonų kartų ir išgirsti, kaip ta meška riaumoja, netikėtai, kai esi kam nors kitam susikaupęs arba susikaupus, įdomios emocijos apima. Tai atsargiai su Nekutenk meškos, bet mes vis dar ją aktyviai į lovą imam. O,
aš sakau, jinai pradeda riaumoti netikėčiausiais momentais. Kas man dar labai patinka, tai mamytė, aš tave myliu. Ir nežinau, ar šitos knygos dėka, tiesą pasakius, gal dar reikia pirmiausiai parodyti apie ką jinai, ar ne? Tai čia irgi per įvairiausius gyvūnus ir jų augintinius ir dar, kas žiauriai faina, visokie ratukai sukasi, ūdra kažką ant pilvelio laiko, tada kažkokie bučinukai kažką šildo, pažiūrėkit, jaučiuosi jau kaip Kristijonui tą knygą rodydama. Tai nežinau, ar šita knyga padėjo, ar ne šita, bet žodis mama myliu, žodžių junginys pas mus yra labai labai dažnas ir man atrodo, kad čia gal netgi drąsiai galėčiau sakyti, kad va tas kontekstinio mokymo įrankis demonstruoti savo artimiems šeimos nariams meilę, gal visai čia klausyk tu panda mums ir padėjai. Pabandykit. Gal išgirsit myliu neįmanoma kiekį kartų per dieną. Vėlgi, panaudota, kaip žinia, daug kartų, matosi iš jos, irgi vis dar dalyvauja mūsų lovos skaitimų gyvenime. Ką jau irgi jums užsiminiau, Bachas, Bizet, Šumanas, Mozartas, Vivaldis, Sensansas, visi jie čia, visų yra kūrinių žymiausios ištraukos, kadangi jau apie Sensansą pasakiau, tai gal galiu ir paspausti, nes tai yra mėgstamiausia, o kur jisai yra? Mėgstamiausia Kristijono melodija. Ir kai mes pradedam šitoj knygoj, Dieve mano, kas man darosi? Forė, aš neberandu. Žodžiu, kai mes pradedam jo klausyti šitoj knygoj, tai tada aš dar esu priversta ir Spotify programėlį surasti tą patį kūrinį ir jį pabaigti klausyti prieš miegelį. Tai va, tai pažintis su kompozitoriais, su jų kūriniais, klasikinė muzika šiaip, man atrodo, labai kažkaip neblogai sielą treniruoja. 12 kompozitorių, 12 jų kūrinių ir 12 nuostabių paveikslėlių. Tai aptariam prancūzų hitus, kuriuos Baltos lankos leidžia išvertę į lietuvių kalbą ir viską čia nerealiai padarė, bet noriu parodyti, kaip lietuviai kietai varo. Jie leidžia ir kūrė ne ką prastesnių muzikinių knygelių ir ant šitos knygelės viršelio yra viena pavardė, kuri turėtų atkreipti dėmesį žmonių, kurie nėra gal vaikeliai, yra labiau tėveliai ir mamytės ir vaikšto į grupės solo ansamblis koncertus. Nes Vytautas Leidstrumas po to, kai nulipa nuo scenos ir nustoja būti žvaigždė, kūrė kartu su Chebra nerealius dalykus, kurie primena man ir mano vaikystę, nes čia yra tikrai tokių hitų, kuriuos dainuodavom ir mes, apie kurmį, kuris po žeme kur tamsu gyvena ir kamarėlę turi, o pažiūrėkit, kaip neblogai kurmis buvo, su kurimi buvo pasišnekėta. Man atrodo, kad čia irgi tas etapas, kai norėsiu patikrinti, ar puslapį plyšta. Ir tai yra tik tai viena iš Vytauto ir kolegų kūriamų knygelių. Aš mačiau Baltų lankų lentynose ir Gaidelis, kuris sugriovė Pono dvarą, sėdi čia. Taip, ir dabar žiūriu toliau Šiaudas žarija ir Pupa pagal brolius Grimus, taip kad atkreipkite dėmesį į tai, kokių gražių dalykų daro mūsų poetai ir kompozitoriai. Šita knyga yra nereali, nes jinai pasakoja apie tai, kaip mes dabar nenorim visai elgtis, bet karts nuo karto, gerai nemeluosiu, dažnokai mums gaunasi. Tai čia yra labai labai smagi eiliuota knygelė apie drakoną, kuris ateina į svečius ir turi išmokti tam tikro etiketo, kad reikia, žodžiu, žinoti, ką daryti su indais, kai maistą suvalgiai, ir kaip reikia žaislus susitvarkyti, ir kaip reikia, žodžiu, praustis ir dantis valytis prieš miegą ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitoj knygoje tikrai pačia nerealiausia forma yra papasakota vaikams ir rutininis, ir toks tiesiog etiketo turbūt vertėtų pasakyti, bet tokie reikaliukai, kuriuos šiaip jeigu paprastai pasakotum, tai gal nieks tavęs ir nesuprastų, bet kai drakoną paimi į pagalbą ir į rankas, tai tikrai yra apie ką prieš miegą pasikalbėti. Tada, ką mes dar labai mėgstam, tai ką žmonės veikia vasarą, turbūt suprantat ir kad tai yra toks šiek tiek dvelksmas apie tą nuostabę visų vaikų, visų kartų vaikų išmyluotą knygą, ką žmonės veikia visą dieną. Čia mums truputėlį irgi buvo nelaimė atsitikus, bet kam jau jos nepasitaiko. Bet čia yra visiškas laiko suvalgytojas, todėl kad šitoj knygoje yra tiek įvairiausio veiksmo,
tiek įvairiausių situacijų, profesijų, kažkokių vietų, maistų, veiklų, kad tu gali taip pat valandas šitą knygą nagrinėti, aptarinėti, kikenti, kažkokius scenarijus sugalvoti, kažkokį kurti kino animacinį filmą. Žodžiu, tikrai yra ką su ją veikti, o kai labai supyksti, pats svarbiausia susirinkti puslapius ir paskui suklijuoti. Man dar nepavyko. Knyga, kuri yra skaitoma 7 kartus per savaitę. Ir mane žiauriai užkniso. Aš nekenčiu šitos knygos. Nuoširdžiai. Ir tai yra Snaigė. Mama, paskaitykim Snaigę. Vaikeli, čia kalėdoms skirta knyga, bet ar jūs galvojat, kad jam tai rūpi? Tai žodžiu, juokas juokais, čia yra nerealaus grožio knygelė apie mergaitę, kuri svajojo turėti eglutę namuose, bet nelabai buvo galimybių. Tai užteko turbūt tik tai kūrybiškumo ir šakelės atrastos eglutės, o Snaigė, jinai labai bijojo nukristi, bet kai jinai pamatė, aš jums pasakosiu visą siužetą, net neketinu to daryti, tai tikrai visiškai, kaip čia, iš Kristijono ir mūsų visos šeimos širdies į jūsų širdis, nes tai yra ir nuostabi knyga, bet tuo pačiu ir tas daiktas, kur jūs paminėsit Filmanavičiūtės žodį ir sakysit, kad prakeikėt mane, nes užknis tiesiog tiek kartų ją per savaitę skaityti. Tai va, tai Kristijonas siunčia jums linkėjimų, skaitykit, kikenkit, liūdėkit, pykit, sukurkit kokį nors animacinį filmą, klausykitės daug muzikos ir tikiuosi, kad mūsų rekomendacijos jums padės tai padaryti.